būdamas užsienyje, prašiau policijos, kad šiek tiek sustiprintų patruliavimą, kur mano šeima gyvena, nes kasgi gali garantuoti, kad naktį koks padegamojo skysčio butelis nebus įmestas po tokių žinučių. Tai pirmadienį dėl viso to jūs kreipsitės į policiją? Aš manau, kad šiuo atveju turėtų būti platesnis pasižiūrėjimas apskritai šitą reiškinį. Manau, kad ir į policiją, ir generalinį prokurorą, galbūt ir Valstybės saugumo departamentą, dėl to, kad tarnybinis telefonas, kuriuo jūs skambinat, jisai yra jungtas į ketveriukų vadinamąją sistemą. Tai kas nutekino šitą numerį, ar tai pavyks nustatyti, ar nepavyks, čia kitas reikalas. Be to, manau, tokio pobūdžio akcija, kada jinai perkeliama jau, sakykime, tam tikrą jau valstybinį lygmenį, ne tik privatų, tai rodo, kad už šitų visų veiksmų ir vėliavoj, matyti ir iš šito viso spaudimo man, stovi kur kas rimtesnės jėgos.